Gera diena, varom out į senamiestį. Nu, šiandien vienas šaltoko, tai dabar varau į brančą, nes žiauriai valgyt noriu kažkur. Vieną vietą susiradau fainą, tai nuvarysiu. Pavalgysiu ir tada varysiu į senamiestį pasivaikščioti. Pabrančino, dabar varau link senamiesčio, bet užėjau kažkokią random čia gatvę prie netoli savo namų ir belekiek vardžių. Tai net galvojau, o dabar specialiai einu kitą gatvę, kur yra kitų daug vardžių. Tai dabar net susimiečiau, ar man čia pasilikti, ar man eiti ten tą gatvę, bet žodžiu. Jeigu ką galvoju, čia galiu grįžti, nes netoli namų, tai varau geriau į tą gatvę, kur pagrindinė yra vardžių. Tai dabar planas varyti į Stephanson katedrą ir ten šalia yra daug gatvių, tai varysiu į tos rūmus ir dar pasivaikščiosiu po shoppingo gatvės šalia, kur yra. O šiaip tai viena žiauriai graži, ta prasme, eini ir visur va tokie namai. Realiai Instagramo vaizdai. Tik šiandien oras ne kažką, tai pradžiai lašnojo ir telyjo, dabar ačiū Dievui, kai išėjau, dar kol pavalgiau atsigėriau kavos, tai biški saulė lenda, tai biški vėl pagerės. Nu, atvariau pagrindinę Vardžių gatvę, tai čia bele kiek žmonių. Bet bandysiu pasivaikščioti kažkur žeit. Pagaliau atėjau iki Stepfordo katedros, bažnyčios, nežinau, kaip čia vadinasi. Čia vakare vyksta tie šviesos pasirodymai viduj, tai nežinau, galvoju ar varyti ar ne. Nu, Zara kaip visada geriausias vietas išsirenka su vaizdu. Nu, panašu, kad atėjau pačią prabangiausią gatvę, tai yra Chanel, Dioras, Louis Vuitton. Nu, ką dabar antrą užduotį savo vykdau, tai varau į muziejų šiuolaikinio meno kažkokį. Tai parodys kaip kas. Nu, nusipirkau bilietą. Let's go.
Labas, tik grįžau į viešbutį. Iškart po muziejaus ėjau namo. Labai visų pirma faina, kad mano viešbutis pasirodo yra 500 metrų nuo centro, nuo pagrindinės katedros, nuo gatvių pagrindinių, tai labai netoli čia visai man paeit. Nes mano toks ir buvo tikslas, kad man reiktų niekur važinėti, kad galėčiau laisvai vaikščioti. Tai įkeliu viešbučio fotkę, kaip vadinasi, šiaip visai fainas tikrai viešbutis, vestibiulius labai fainas, yra pusryčiai tik papildomai kainuoja. Toks biški netgi fancy, bet mano kambarys tik nėra fancy, aš ėmiau patį pigiausią. Bet žodžiu, grįžtam prie muziejaus. Tai buvau muziejuje, kuris vadinasi taip. Čia įkeliu pavadinimą, nes negaliu jo ištarti. Tai ChatGPT pasiūlė man jį nueiti. Tai žiauriai didelis muziejus, man kainavo 23 eurai tenai. Galėjai dar gidą pasimti sausinukais, bet aš neėmiau, nes galvoju, tiesiog eisiu, pasižiūrėsiu, kas ten gero. Tai žiauriai didelis muziejus, labai daug patalpų, daug visokių skulptūrų, ten graikų istorijos, Egipto istorijos ir taip toliau. Kam įdomu istorija ir ten visokie daikčiukai iš senovės, tai rekomenduoju. Šiaip labai gražus visas pats muziejus, ten grinai aš važiuočiau, jeigu su draugais tai pasifotkinti, nes žiauriai fainai viskas atrodo ten tikrai. Kitas dalykas, tai vienoje vaikštant, aš dabar vaikščiau ten po visokias gatveles, yra labai daug tokių visokių gražių pastatų ir jie palikti atidaryti, tiesiog duris paliktos atidarytos. Tai aš pabandžiau ten į vieną įeiti ir po to supratau, kad ten daug tokių yra ir tu tiesiog vaikštai ir jeigu duris atidarytos yra nemokamai tu gali pasivaikščioti ten viduje. Tai vienam žiauriai fainam buvau, kur tiesiog ėjau pasivaikščiau ir ten žiauriai gražu buvo, ten irgi tokia fotosesnė vieta. Ir nemažai tokių buvo vietų. Realiai viena yra tai tiesiog fotošūtų vieta. Jau yra 6 valandos, ne, 5:30. Biškį pailsėsiu, įkelsiu, pasiruošiu TikToką vieną šiandien įkelti. Užkasiu bandelę, nes pasiėmiau ir tada ieškosiu, kur nuvaryti ant kokio šnicelio paragauti. Labas, pas mane jau vakaras. Čia mano creepy akvariumas. Žodžiu, aš jau nebenufilmavau, bet to šnicelio. Bet susinervinau, nelabai skanu ten buvo, aplinka man nepatiko ir žiauriai brangiai sumokėjau, tai net nebenorėjau ten filmuoti to šnicelio. Tiesiog biškį pavalgiau, susidėjau viską į dėžutę išsinešimui ir išėjau į viešbutį. Tiesiog labai nusivyliau vietą, nusivyliau maistu ir nusivyliau tą kainą, kurią sutikau sumokėti, nes tikėjausi gauti kažką labai fainą, skanaus ir pasilepint save, bet gavosi visai kitaip, tai tiesiog žiauriai nusivyliau ir išvariau namo. O rytoj yra planas nueiti brančo į vieną fainą vietą, kurią rekomendavo TikTok'e kažkas mačiau ir dar YouTube'e dabar įsijungiau video kažkokią ir irgi ten rekomenduoja. Tai ten nueisiu turbūt. Tada planas yra dar į keletą vietų čia aplinkui nuvaryti. Esu pasižymėjus. Ir gal vakare į tą šviesų šou. Tai kol kas toks planas. Čiau, iki ryto.